Ok, tai zdaro visiems. Iš karto pirmas dalykas, kurį sakau prieš šitą videką, atsiprašau, kad tiek ilgai nekėliau video, bet čia yra vien tik tai dėl to, kad aš laukiau savo Ultra-B, kurį dabar jau pagaliau gavau. Jau gal esu įsukęs kokių 100 tram kilometrų. Jo, bet visi šitie įsukti kilometrai buvo per šūdinius orus. Tai visam šitam videkę tiesiog matys, taip važinėjus su šituo, tai dar mano draugas pasiims mano seną. Ir jo, prasivažiavom, šiaip buvo crazy dalykų, dėl to sutirkom Martą, ten tą youtuberį, tiktok ir nežinau, influencerį tiesiog. Ir jo, šiaip gero žiūrėjimo ir jo, go. Ok, tai nepykit už vėją, jis labai dažnai girdėsis per video, gal kažko nesuprasit, bet jo, ir dar kitas dalykas, priminsiu, kad visą šitą vlogą motoridingo videką sugeneravau per ChatGPT ir čia yra nieko tikro. Čia nėra nei vieno dalyko tikro, tik yra šitie dalykai, šitie katai, kuriuos aš dabar kalbu. Tik tai yra tikra. Tai sėkmė žiūrėti, sorry, kad trukdau. Ok, tai žiauriai ilgai nekėliau video, dėl to, kad žiauriai pas mane mieste apmirė važinėjimas, nieks nebevažinėja beveik ir tiesiog biški nuobodu buvo. Filmuot, aš važinėdavau, bet filmuot nelabai yra veiksmo, nes tiesiog aš važinėjau čia netoli savęs ir tiesiog, jo, čia nėra ką filmuot. Tai va šiandien toks video ir vis tiek. Žinau, kad atkeliaus man Ultra-B, tai tiesiog nelabai norėsiu filmuoti video kažką su senu Suronu. Ir šiaip jo net žiauriai crazy, nes toks pirmas videkas su Ultra-B. Oh shit. Jo, ir kinda crazy yra, nes nepalyginti su Suronu. Dabar ant Surono, kai bandžiau važiuoti vakar, tai realiai net nepalyginsi. Nu, žiauriai crazy yra. Vienkės kažkiek dar nepratęs aš prie vienkių. Dėl to, kad vis tiek jisai sunkesnis, didesnis yra. O ir jo, ir tipo čia, kai tu realiai įsikeli tą vienkę, tai tu pro priekinę matai. Nu čia jeigu labai stačiam kampe būni, bet dažniausiai tokiam reikia būti, kad normaliai vienkė eitų, kad ne power wheel būtų. Shit, vos nesusau ką tik. Ok, realiai net nežinau, kur važiuoju, tiesiog važiuoju. Pro kur patinka. Žiauriai tiesiog karšta. Ir jo. Vapšė bairis būtų valyt kažkur įsimaudyti, bet neturiu jokių šortų, nieko. Tai su džinsiniais šortais nelabai norisi. Su džortsais. Bet jo, tikiuosi, įdomiai susitikti, kažkas gero bus, nes jo, pirmas Ultra-B videkas. Čia reikia atsargiai, kad nenutrenktų. Ir, nu, realiai, pas man čia 2.5 versija, bet yra ir wheelie modas, ir yra, ir realiai, žiauriai daug visokių šitų yra funkcijų. Reikia mokėti, kaip naudotis. Nes vos tik gavęs pirmą dieną visiškai nemokėjau, kaip naudotis. Tipo, aš ten kažką bandžiau ant šitą daryti, ant to ekranėlio, ten prispandžiau, pridariau viskų nesąmonį, bet pofik dabar. Labai nežinau, ant kurio maudo reikia wheelie imt, nes čia 2.1 kW ir tiesiog drivas šiaip jau normaliai važiuoja, bet su sportu, tai aš jums pavaizduosiu kaip su sportu. Su sportu visiškai nereikia jokios galės, bet žiauriai baisu, kad tiesiog galima apsiversti, nes čia tiesiog gazo duoti ir kyla. Aš ant priekį sėdžiu beveik ir tiesiog lengviausiai kyla. Tai tiesiog, kaip supratau, ant drivo. Va, realiai, tas
vėjas pučia ir atrodo tiesiog nukreipti. Bam. Mano mėgstamiausias kelias. Ką planuoju dabar į Ultraby dėt, sekanti, tai realiai būtų arba šitas break kitas, nu, tipo kojinis stabdis, nes tada ten su realiai daugiau atsirakinių triukų viskių, nu, gali ir taip ten tą one-handerį daryti, žinai, su tuo stabdymu, kur atleidi gazą ir automatiškai variklis stabdo. Su tuo gali jau ten tą no-handerį daryti, bet vis tiek kažkaip smagiau būtų gal su šituo break kitu. Jis šiaip nechujovai kainuoja. Kodėl pasvėjęs? Žinau, dar vapšė lyt turi 5 valandą, tai įdomu. Realiai, ir Ultraby baterija yra crazy nafik dalykas. Aš vakar 4 valandas važinėjau, atvažiavau namo su 100%. Vakarą grįžau namo. Nefiga važinėjau, realiai. Ir aš vis tiek važinėjau tik su drive. Opa, Erikas. Nes šitas sport modas tiesiog per galingas, jiem pažiūrėkit. Tiesiog čia buvo visiškai jokio balance pointo nebuvo, tiesiog va. Tiesiog važiavau. Tiesiog gazo daviau. Tiesiog duodu gazą. Net nereikia jokių pastangų dėti. Ir man kažkodėl pastebėjau labai dažnai ant vienkės vairas tiesiog pasisukęs būna ir mane pradeda mesti tą šoną. Man labai reikia daug tokių blogų įpročių atprasti. Net nežinau, kur važiuoti iš tikro. Norėt kokių raidiautų, kažkos smagus, bet realiai, nu, niekas nevažiuos. Iš draugų realiai niekas nevairuoja. Nevairuoja, nu tiesiog nevažinėja. Toks biškitas pirdų life yra, kad tiesiog visus sugenda ir vsio. Todėl aš pats galvojau, kad tipo pirksiu pirdą, žinai, ant bairio pastantint kokią, bet tiesiog prisiminiau, kad aš nusipirksiu, tarkim, už kokius štuką su viršum ir po to dar man per kokius kelis mėnesius atsieis kokie, nu, 1000 ant visų pataisymo, ant kiek jas genda. Tiesiog, nu, perki 20, jeigu mažiau gal metų motociklo, nu, tai nėra ko norėti, žinai. Todėl perėjau ant e-bike'ų, nes tiesiog tu sumoki daugiau, bet tau bent negenda ir gali ramiai važinėti. Pasitikėt gali tiesiog, kad tau nesugės bet kurią sekundę. Nes tarkim, jeigu važiuoji su tais pirdom, nu man kaip bent jau būdo, tai tiesiog realiai negali žinot, kada tau sugės. Tiesiog bet kurią sekundę sugės ir turėsi stumtis namo. Aš negyvenu šiandien iš to mieste, aš gyvenu kokius 3-4 kilometrus nuo to miesto, tai man realiai stumtis tiek namo, nu, vežys yra. Ir dar jeigu per tokį karštį, tai iš viso. Su e-bike'ais tiesiog vienintelis minusas, kad tipo, kad ale gali, žinai, tą bateriją įsikraut, bet aš realiai nežinau, kiek reikėtų važinėti su Ultraby, kad iškraut bateriją. Nes aš, nu, vakar 4 valandas važiavau, man su 100% namo grįžau.
Tai man 4 valandų raidingo pilnai užtenka. Nu, o su Ronė tai buvo, mes kai važiavom su Eriku, tai su Ronė buvo likę 3 procentų, pas mane šiam, tai dvigubai daugiau range tiesiog. Bet, yeah. Oh shit. Dabar aš nežinau, Videkė čia esu pro čia važiavęs, bet aš nežinau, ar esu įkėlęs kokį klipą, kai čia važiuoju. Bet čia tokie yra kaip ir kanteliai. Jeigu čia labai lengvai sumėtis, gali va čia. Va, tokie va duobės tokios. Nu, bet jas dar netokios, va čia va, tokios blemba sketčiai labai. Kaip dirtrekuose panašiai buvo, nu tenais dar, tipo, labiau gilesnis tas yra. Čia realiai taip vėsų yra, taip gerai. Tiesiog miškas, taip jaučiasi ta gaiva tokia. Šiaip su visais šitais suronais, elektriniais dviračiais kai kuriais, tai tiesiog tu turėtum ir važinėti po miškus. Bet aš taip realiai, nu ne po miškus, o tu turėtum pro tos trekus važinėti. Aš jums priždu, aš važinėčiau, jeigu pas mane mieste bent būtų toks vienas. O į kitą miestą aš neturiu kaip nusigabent. Tai nusigabent nusipirkčiau kokį traką, kai būna tie amerikoniški tokie. Šiaip aš žiauriai norėčiau ten kokio Ramo, kai būna, arba Fordo. Žiauriai kieti yra, bet jis turi karočią numokėti kelio mokestį, nes jisai gaunasi krovininis džipas. Kokie 400-300 eurų į metus. Oh shit, fellow Paspartuk rider. Norėtųsi kokį spotą nuvaryti, vienkį padaužyti, bet tai nežmoniškai karšta yra. Taip realiai. Gal varyt kokį energetinį nusipirkt geriau. Nežinau net. Gal reikia prakelti tą vienkį ir varyt energetinį realiai pasimt. Gal į Norfą kokią? Varom. Čia stato tvarko visokius kelius, nereikalingus geriau kokį motokrosą treką padarytų. Kai čia darėčiam. Laimingesni būtų visi čia. Ne, čia. Šiaip apie tokį dalyką šitą miestį tik pasvajos. Jie karočią tiesiog paėmė, skateparkas buvo tiesiog įvažiuolė. Nežinau, nu jis aišku buvo sulūžęs, bet tiesiog dabar ten toj vietoj nieko nėra. Tiesiog nugriovė, ten vis tiek kažkas, kad jisai sulūžęs, kad ir nesulūžęs, vis tiek jį naudodavo. O jį tiesiog nugriovė, nežinau. Arba aš kažko tiesiog nežinau. Gali ir tai būt. Nenoriu iš karto teisti. Gal nenupis niekas. Nenupis gal niekas. Šalta energetinė. Kas yra tik tais Maxi kaip. Ble, nu kodėl tik alaus prikrauta? Arba varom tiesiog į Lidlą sen. Nu ten tai yra. Ten bus bent šalta kažkas. Ten bus bent kažkas šalta. Let's go. Nieks nenutisa. Nieks nenutisa. Jackpot. Čia kaip pisi galvas sakys. Skuskit iš čia. Skutat iš čia staigiai. Aš bandau atrasti tą šortkatą iki Lidlo, bet kažkaip neina. Kur tuoj bus kelias. Jau tuoj bet kurią sekundę. Ok, radom. Ok, let's go.
Čia nais, bam, sukam. Ir dabar skutam. Čia dar figa visokių yra. O, va čia, va. Gyvenam. Blemba, toks žmogus, bet man nelabai patinka iš tiesų saulė ir man labiau, Hansas. Ir man labiau patinka, kaip tiesiog yra apsiniaukę. Nu čia toks jaučiu keistas žmogaus taip pat, bet nežinau, tiesiog man tai patinka. Nes dar ne taip karšta būna ir tiesiog šiaip akim lengviau. Čia iš tikrųjų jaučiu išjungsiu filmavimą, nes biškai... Bum, suronai. Suronstas. Užtrink, daryk duris, blėt. The fuck? Neveikia seniai. Biškai patrinti. The fuck? Ei. Здорово. Į videką pateksit. Tai? Jo. Dabar. Alio, biški, graudė. Tai mes jau žinom jūsų, jau sės tarnai. Visi Sėkmė, kai siunčiau iš Graikijos. Jos. Gerai, davai, sėkmės. Davai. Nevarkime. O, šičia toks siauras. Aš žinau, jos į TikToką kelią. Jie žvaigždės yra. Hello. Aš žinau, jos į TikToką kelią, seni. Oh, shit. Ačiū. Realiai, kur reikės slėptis, jeigu lyt pradės? I don't even. Tuoj seniai lyt pradės. Tai važiuojam. Čia Martas? Bro, Martas. Čia. Tai pasisveikin. Martai, sveika, seni. Malonu. Ei, jūs savo. Taip nesitikėjau. Visiškai seni nesitikėjau. Labai oklis labai pizda. Va. Pizda. Ble, jo šiaip. Savo tai turėtum lengvai praskelt. Padėt ar ne? Okay, easy. Taip crazy. Kodėl Martas išvadys realiai? What? Ok, tai nepykit, kad taip nutrūko staiga videkas, dėl to, kad po to, kas buvo filmuota, tai jau tiesiog lyjo lietus. Sėdėjom po pastogę visą laiką, po to vėl važiavom, vėl sėdėjom po pastogę, tai nelabai buvo kokio kontento gero, tai jo, čia viskas šitam videokui, bet bus dar daugiau, galite siūlyti idėjų, ką norit, ką daryčiau, nes aš gyvenu mažam mieste, kur nėra daug kažko, ką galima daryti, o raidiaut nelabai vyksta, tai nežinau, bet būtinai palaikinkit,
subscribinkit ir jo, siūlykit kitas idėjas kitiem idekam. Davai.